Stepai, kaip neprisibijote? Garsi komanda, garsus vardai, dideli kontraktai, geriausias Lietuvos žaidėjas Linas Kleiza. Ne, gal tos baimės nėra, bet vis tiek tai svarbios varžybos, nes jeigu toliau tai neblogai būtų laimėti prieš mane. Žiūrėsim, kaip bus rytoj. Aišku, Kleiza tikrai demonstruoja gerą formą ir tą įsirodo ir kalba jo statistika. Aišku, gal niekas nesitikėjo, kad jis iš karto Europą taip žaidžia. Bet yra kaip yra ir ką bandysim kažką daryti. Kas nepavyko Graikijoje ir ką reikės daryti taip čia? Žinau, Graikijoje tokie nesisekė tos, kur yra tas kamuolys 50-50, tos dvikos tokias pralaimėjom ir kažkai namuose žaidė ir buvo pralaimėję Malagai, tai tikrai buvo susikoncentravę ir norėjo laimėti. Geriau, tikrai daug geriau atvardytas. O sutinki su to teiginiu, kad Olimpiakos yra silpnesnė išvykose, tai rodo ir jų rezultatų? Tai aišku, kol kas rodo tai rezultatų, bet vis tiek yra patyrus komanda, daug patyrusių žaidėjų, kur, manau, jie turėtų kažkada reabilituotis. Aišku, laukia labai sunkios varžybos, jie irgi norės laimėti, nes bus įdomu. Ką treneris akcentuoja? Galbūt nuo gynybos viskas prasidės? Nežinau, kažkokių specialių naujų yra kažko paruoštas? Tai kažką biškai pasiruošiu, aišku, visą kitą, ką jau vedėm pamatysit rytoj. Nes Kleiza išsivers paskui, žinos, tai vis tiek skaitos tą internetą, domisi, dabar neturi ką. O kas šį kartą dengs Kleizą? Nes praėjusį kartą Kurtinaitis sakė, kad Jomantas, bet mes nepamatėme tos gynybos. Šį kartą gal pamatysime Jomantą dengiantį Kleizą? Aš dengsim komandiškai, penkies. Aš nežinau, Zavackas pradės savo, žiūrėsim, kaip jos. Gal nesužaisim, bet taip kaip žaidžia. Kažkada bus gal jam bloga diena. Ten ir be Kleizos yra daug gerų žaidėjų, tai manau, kad tai vieną uždengs. Yra 9 dar kitą. 11, kurie gali mesti. Mes nesirašėm grinai į uždavimas, nes geriau susirengia savo vidurkį, bet mes laimim.